sėdžiu namuose, galvoju, blemba, važiuoti žvejot, nevažiuoti žvejot. Vėliau toptelėjo į galvą, juk šiandien balandžio 1, reikia kažkokį nesąmonę padaryti. Nu, reikia geras oras, reikia kažkur tai į miestą nuvažiuoti ir pabandyti truputį papokštauti. Pirmą kartą tokius bairius darau, sakysi truputį suvaikėjęs gal. Manau, praskaidrint nuotaiką ir pakelt tą šypseną galima. Lekiam į miestą, bandysim, pažiūrėsim, kaip mums čia gausis, bandysiu tą kamerą kažkaip nuslėpti, kad net pažintų čia manęs, kad aš filmuoju, nes iš karto prisigaus, galvoju, sakysi, kažkas tai ne to. Tai vat sugalvojau tokį išdurkį, pirmą bus išdurkį, tai mamai paskambinsiu, pabandysiu apgauti. Supratau, telefonas nusėdo, pabandysiu paskambinti mamai, bet yra tokia idėja dar paskambinti draugui ir pabandyti sujungti. Nu, sveikas. Labas, Arūna. Ką darai? Važiuoju. Kur? Rožana, link Rožano. Palauk, šiandien balandžio 1, ne? Taip, viskas legaliai. Aš šiandien sugalvoju tokį variantą, pabandyčiau išdurt, pasakyčiau, kad tipo mane policija išgėrus pagavo ir, nu, reikėtų kažkaip, kad tu pasakytai, kad tipo pareigūnas esi. Ten kažkiek ar sugebėtai tai. Galim padaryti, pabandyti, bet žinok, pas mane prikolas būna, kad skambini ir tik iš antro karto girdžiu, žinai, nebūna, kad iš karto gerai palauk, reikia scenarijų pasidaryti. Lauk, pabandysiu aš ar įeinu dar paskambint, įtraukti tą žmogų, bet turėtų duoti, man atrodo, per abonentą. Gal, nu žiūrėk, kai ką pasakysiu, kad kiek įpūtėjai palauk, kokius, o vakar kiek čia gali įpūti. Tai nedaug reikia kažką tai, nes tikrai nebus, kad iki komos nepatikės. Tikiuosi. Ne, 0,7, sakysiu, nedidelis. Atvykit pasiimt mašinos, pakviečiam pralą. Tai jo, kažką tai to. Kainuos 200 eurų. Sakyk, dabar pas mane mašinai sėdi, pas mus mašinai kažką tai sėdi. Sakyk, jeigu kažkokį laiką neatvešit pinigų, tai sakyk mašiną ant pralo. 200 eurų, tai čia būtų kyšis. Jo, galima ir tai. Tai jau pabandysiu aš dabar paskambint. Bandau skambint. Kol kas nekelia ragelio. Nesigauna mano vairiukai. Gal bijo kelt, bandau antrą kartą paskambint. Tai bandom antrą kartą. Numeris, kuriuo skambinate, šiuo metu užimtas. Jeigu norite Spėjo, ką tik man skambino. Alio, girdi? Dabar girdžiu, nu. Aišku, turiu biškį problemų, žinok, mama. Kokiu? Mane pagavo policija išgėrus. Oi, nemeluok su balandžio 1. Aš rimtai tau sakau. Sėdžiu policijos mašinai. Eik tu. Pareigūnė, kalbėkit, duodu telefoną. Labą dieną. Labą dieną. Čia žiūrėkit, toks nutikimas, dar jūsų kontaktai skambina viskiputė jūsų sūnus ir galim viski susitart, bet reiktų susitikti čia Alytui Naujojoj gatvėje. Vakar sakė gėrės nedaug, bet šiandien sustabdėm patikrinimų ir įpūtė. Vairuoja, žiūriu, visas kategorijas turi, sakė, darbą pirmą šitą. Tai nesinori labai atiems pragyvenimo šaltinio, galim kažkaip susitart, sakė, pinigų neturi. Čia nesu balandžio 1. Kokiam ponė, klausykit, balandžio 1, tai kaip pakimsim teises ir galės pas jūs, žinau, barščius valgyti. Duokit sūnų. Prašom. Nu. Tu dar jau tiksliai nemeluoji? Tiksliai nemeluoju, reikia 200 eurų. Juokies net. Nu, sakau rimtai. Tai ką, dabar man važiuoti? Jo, reikėtų, kad atvažiuotų. Rimtai? Taip. Duoda valandą laiko, kad atvežtų. Tai tu ką, vakar gėriai? Jo, su draugais gėriau. Ir Nu tai kiek kartų juokauji? su balandžio 1. Neįsigaskęs, kas tvarkoj. Aš ir supratau, kad su balandžio 1. Ar praėjo šitas ten kiek nors įtikinom, ar jau visai? Ne, aš neįtikinau. Ne, jau kiek pinigų reikia. A policininkai baudų deda, o ne sutarimai. Tai ne visi deda? Nu ne visi, bet dauguma, jei neturi, tai dėtų baudą. Jau dabar apsimetiniai. Jos dipalė neprigavo, man čia viskas. Privešiu, kur čia reikia. Niekas dar nesiklausiu, kur. Kartai pasimečiau, paskui. Ne iš karto tai ne, bet paskui. Nieko bandysim viską parepetuoti ir kokią... Kitais metais. Pabaigoj tai jau pavyks. Gegužės pabaigoj
melagių diena, šiandien melagių diena. Tai Mes tada jau. kitais metais. Ruoškis kitiems metams. Okay. Tai vat, ką gerai, mama, tada užsiiminėk savo darbais. Ar duosiu Dievu? Duot? Davai duok tėvų, pabandysim paskambinti. Tu sakyk, davai sakyk, kad... Ne, va, duodu Dievu. Tėvai, tie darės. Klausau. Labas. Turiu problemų biškį. Reikės su mama tau padėti. Aha, jau žinau. Šiaip dar pareigūnas su manim čia sėdi, tai girdi. Čia mes nieko nejuokaujam, čia reikalus žinokit. Nes toj surašyto gimsiu teisės svaris pas gintarį. Gerai, pašnekė. Neaišku. Sveikas. Labas. Ko iš karto nepasisveikinai, matei? Eik, tu vis tik manęs nepažįsta, tai galvoju dar. Ne, viskas tvarkoja. Matėt? Labą dieną, sutrukdžiau truputį pas jūs, numeriai yra nukrito, nematėt? Ne, nematau. Tai vat, balandžio 1 norėjau Jeigu nieko prieš, tai pasidalinsiu vaizdo medžiagą. Gerai? Okay, ačiū. Labą dieną. Man kebabą. Lėkštės. Mažą, česnakinį. Kiek? Kažkiek čia laiko bus? Tai vas hebrytė užsisakiau kebabą ir žinot, ką mes padarysim su juo. Tai vat, esmė tokia, kebabas ir nusipirkau agurkų. Sakysiu, iš to skubėjimo, žinau, kad šitoj kebabinėje agurkų tokių nededa niekas ir bandysiu prisikabinti, kodėl man tokį agurką įdėjo. Pažiūrėsim, kas čia man gausis. Štai marinuoti agurkai. Žinau, mes dar jau atidarysim. Opa. Čia, kai darai negerą, tai gauni va. Pasiruošę tam. Jeigu gausiu malkų, tai iš karto, kad turėčiau ką nusivalyti. Man dabar eisiu apsivokliavišiu. Nieko. Truputį dar palauksim, tegu apdžiūna. Gal daugiau jis ten kebabų padarys ir pamirš gal greičiausiai. O gal rimtai pagalvos, sakys, o gal aš rimtai tą kebabų netyčia nesupjaustytą agurką įdėjau, kaip čia gavus ir panašiai. Manom, tai va, agurką. Manau, reikėtų kokį rimtą dičkį agurką ištraukti. Kokybiškas agurkas bus įdėtas. Ach, tie agurkai. Nu, šitos, manau, neblogas toks. Žiūrėkit, agurkas. Čia vos ne šitas agurkas per visą kebabą. Ir įdėsim tai per vidurį. Taip. Pas mane dabar kebabas atrodys taip, su agurku. Sakysim, kodėl įdėjot man agurką. Ir bandysim aiškintis reikalus. Kas čia tokio vyksta? Nepatenkintas truputį kebabų. Pažiūrėk. Kodėl nesupjaustytas agurkas? Šitas ne. O kodėl jis nesupjaustytas? Aš nepadėjau. O galėtai supjaustyti? Bet šitas ne mano. O tai gal skubėdamas netyčia kažkaip įkrito?
Ne, pas mus nėra šitas. Supjaustyti pas tave visi? Pas mus nėra šitas. Neturim. O tai kaip jūs tada čia atsidūrė? Nežinau. Aišku. Gerai, su balandžio 1, šiandien tokius bairius darom, tai su balandžio 1. Viskas tvarkoj. Ai. Šiandien balandžio 1, šiandien yra, kaip pasakyt, melagio diena ir apgaudinėja. Tai manau nesupėksi, kad tokį bairį padariau. Nieko prieš, jeigu pasidalinsiu internete. Gerai? Dėkui tau. Bet geriausiai, kai aš jam duodu tą kebabą, pas mane tas kebabas, tik aš pradarau, net pats toks kažkoks, nežinau, pasimečiau, žiūriu, blemba, o tas agurkas išmuzuotas ir galvoju taip, jis pjaustys, aš tai nepjaustyčiau. Sakau, su balandžio 1, tu žmogus pasimetęs, aišku, gal ir jis nelabai dar gal žino, atsiprašau, jeigu kažkas, bet jis toks apšalęs, kažkoks nežino, kas duoda, aš jam ranką bandau paspaust, toks dar pats patrolintas likau, šiam ranką bandau paspaust, žmogus pasimetęs, nežino, kas čia vyksta, kas čia daros. Na jo, geras, įdomiai, čia smagiai gavosi. Tuo jaus reikia truputį pagalvoti, sugalvosim tuoj dar kitokių variantų. Manau, tai yra normalus dalykas ir reikia daugiau visiems tokių pokštų sugalvoti, nes tuo jaus, man atrodo, pamiršimės tą balandžio 1. Tai vat, bandom ieško dar ką nors išdurt. Žiūrėkit, ką tik sugalvojau tokį bairiuką. Nebūčiau aš, jeigu nesugalvočiau. Yra šuniukas pririštas. Ir aš pabandysiu palaukti šeimininko, tai sakysiu, kad man įkando į koją ar kažkokį variantą ir pabandysim pažiūrėti, kaip žmogus sureaguos. Aš jau kokį pusvalandį laiko laukiu, kol ateis šeimininkas ir bandyti kažką padaryti, nes jau to jaus, man atrodo, sutems ir baigsis jau ta balandžio 1, to jaus bus ir 2, teks kitų metų laukti. Bandom dar laukiam, pabandysiu dar palauk kokį 20 minučių, pažiūrėsim, kaip gausis. Labą dieną. Jūsų šunelis? Man einant įkando į koją. Duosim velnių. Gerai padarė. Negalima. Tai nežinau, žiūrėkit man. Aš va dabar iš veterinarijos. Va, žiūrėkit. Įkando, tai nežinau. Bandytas. Ne, šiaip šiandien balandžio 1, tai tokį aš bairiuką padariau su jiemis, tai sveikinimai. Tai filmuoja, tai jeigu ką aš internete pasidalysiu, tai manau tik nesupyksi dėl to. Tai va, ačiū labai. Ai, tai tu čia nupirkai mane gerai. Galvoju, kad tai iš veterinarų. Ne, aš galvoju truputį. Ir jis dabar nepuola, nieko. Ne, mačiau, kad daug žmonių praėjo, tai tikrai šaunuolim. Ir visi žmonės, ir visi žmonės žiūri. Gerai, iki geros dienos. O kodėl aš filmavau? Tai filmavau dėl to, kad norėjau parodyti tą tokį kaip pavyzdį, kad daugiau linksmesni, smagesni žmonės būtumėm ir galėtumėm neįsižeidžiant pašmaištauti. Ta diena yra tokia juokų diena ir šitą dieną reikia nusiteikti. Ir aišku, tokių kaip jau žiaurių dalykų negalima daryti, bet tokius smulkius vairiukus galima pamėtyti ir manau, ir vienas galima, ir vienam nusišypsoti, ir kitam. Dabar daleiskime išėjau aš gatve ir kažkas tai sakytų, batą neužsirašai. Iš karto nuotaika pakiltų. Tai nepamirštam šios dienos ir pokštaujam kitais metais. Pabandysim daugiau parodyti. Iki, atsisveikinu, nepamirštam paprenumeruoti kanalą ir iki kito karto.